Jungiame kompiuterį, spaudžiame F12. Tada turėtų šokti daugmaž tokia lentelė. Pasirinkti būtinimo device'ą. Pasirenkame, jeigu diską dedat, sidurumą renkatės, jeigu kaip aš flashą USB, tai USB HDD spaudžia Enter. Ir paspaudžiame kokią nors knopkę, kad užkrautų Windows'ų setupą. Šiek tiek palaukiame. Ir taip po minutės išmeta tokią lentelę. Spaudžiam pirmin. Diegti dabar. Sutinku su sąlygomis, aišku, reikia viską perskaityti, bet aš jau skaičiau 1000 kartų. Spaudžiam pirmin. Jeigu norit iš naujus Windows'us įsirašyti, viską ištrinti, seną šlamštą spaudžia čia. Jeigu norit ant viršaus rašyti, spaudžia čia, bet aš tas laik iš naujo rašausi. Tada pasirenkame, kokį diską norit įrašyti. Šiuo atveju pas mane vienas diskas tik. Jeigu bus daugiau diskų, bus čia va, sąrašas viskas jūsų kietųjų diskų. Tai dabar pasirenkam diską, spaudžiam disko parinktis ir formatas. Šitokiu atveju ištrins visus failus iš jūsų hardo. Spaudžiam gerai. Palauksim porą sekundžių. Viskas, spaudžiam pirmin. Na ir dabar palauksim biškį. Užsikraus visi velniai. Ir taip viskas užsikrovė ir dabar kompiuteris persikraus. Kompiuteris persikrauna, nieko nespaudžiam, nedarom nieko, laukiam geresnių dienų. Dabar dar čia šiek tiek pasibaiginės diegimas. Palauksim šiek tiek. Taip, ir dar kartą persikraus kompiuteris iš naujo. Jis persikrovus, vėlgi nieko nereiks daryti. Palaukti tolimesnių nurodymų. Nieko nespaudžiam, laukiam. Na, čia įvedam savo kompiuterio vardą norimą. Kai įvedam vardą, spaudžiam pirmin. Galime vesti slaptažodį, jeigu norit. Aš nevedu, nes nesąmonės nereikia. Galėsit vėliau įsivesti, jeigu norėsit. Spaudžiam pirmin. Produkto kodas. Įrašot produkto kodą, jeigu turit originalų diską nusipirkę. Jeigu neturit, tai nieko nerašot. Čia varnelė uždėta. Spaudžiam pirmin. Na, čia spaudžiu naudoti rekomenduojamus parametrus. Pasirenkam laiko juostą. Dabar man gera laiko juosta, jeigu bloga, atsiranda savo laiko juosta. Mūsų laiko juosta Vilnius.
Spaudžiam pirmin ir plius minus bus viskas. Teliks atsisiųsti, įsirašyti visus driverius reikiamus. Aišku, rezoliuciją pasikeisti. Ir viskas. Padarom, kad rodytų kompiuterį ant desktopo. Spaudžiam rodyti darbalaukyje. Ir viskas, ko daugiau reikia. Ačiū už dėmesį.